Ekstremadūra – ekstremalus Ispanijos regionas. Kažkada šios vietos buvo maurų ir Europos tautų mūšio lauku, tačiau net ir taikos metu žmonėms čia gyventi tikrai nelengva. Sausame ir skurdžiame dirvožemyje neauga niekas. Na, beveik niekas. Mes esame Pimiento de la Vera gimtinėje. Jie yra regionas, yra žymus būtent šiomis paprikomis. Va čia yra jų pilnos plantacijos. Eisim pažiūrėti. Paprikos auginimo ir jos rūkymo paslaptis į La Vera regioną 16 amžiuje atvežė vienuoliai. Mažai kam tinkamas Ekstremadūros klimatas ir dirvožemis puikiai joms tiko, todėl per metus vietiniai ispanai paprikų derlių nuima net kelis kartus. Mira qué cosa más bonita. Pasirodo, šiuose La Veros regiono laukuose auga ne tik paprikos. ¿Y estas plantas qué son? Eso es tabaco. ¿Tabaco? Tabaco. Hostia. Todo lo que estás viendo, casi todo es tabaco. Este no pica nada. No pica nada. Es una variedad nueva que tenemos ahora que no pica nada. Saldu. Laukuose auga 3 paprikų rūšys – karčioji, saldžioji ir aštrioji paprikos. Vėliau visos jos keliauja į specialias rūkyklas, kurios atrodo kaip paprasti nameliai, kurių pirmame aukšte dienų dienas smilksta ąžuolų kelmai, o antrame aukšte rūkosi paprikos. Ir kai jau būna tinkamas laikas, paprikos keliauja tarp girnų. 4. karta dabar dirba šiame fabrike, gamina papriką, rūkytą papriką, kas yra tradicinis ispaniškas produktas, be kurio neįsivaizduojama jų virtuvė, naudojama tiek troškiniuose, tiek paėjoje. Ši šeima pradėjo dirbti 1940 metais. Galima tai pamatyti, iš kokios formos ir kokio senumo yra visa įranga, bet jinai yra mylima ir prižiūrima. Naudojami tradiciniai tokie dalykai, kaip galbūt kur galėtume sutikti ir Lietuvoje, tai yra girnos. Jos mala papriką iki tol, kol jinai tampa visiškai puiki. Ir apskritai La Vera regionas yra žymus tuo, kad čia išauginama paprika, turi savo kilmės dokumentus ir yra pripažįstama visame pasaulyje. Šiame fabrike gaminama rūkyta paprika ilgą laiką buvo pristatoma su Los Extremenijos prekiniu ženklu. Tačiau ekstremaduriečių šeimoje pakeitė ekstremadurietės. Todėl pasikeitė ir šios įmonės prekinis ženklas. Čia ir broliai, ta prasme, kurie įkūrė įmonę. Jų buvo iš pradžių 3, dabar 2 mirė, liko tik tai 1 brolis. Ir sekanti generacija yra moteris. Tai dėl to yra pavadinta Las Hermanas, reiškia seseris. Taip, ir pakeitė truputėlį dizainą. Vietoje 2 vyrų ekstremaduriečių tapo 2 ekstremadurietės. Daugiau naujienų apie Tapas LT keliones, renginius ir degustacijas galima rasti adresu tapas.lt. O naujų nuotykių iš Ispanijos, kaip ir kiekvieną savaitę, laukite tv.elrytas.lt portale. Atvažiavome į malūną, ryžių malūną. Nukrito dangtelis, domo dangtelis.